Džiaugiamės, kad naujajame policijos pastate pradės dirbti beveik 350 policijos pareigūnų iš 10 skirtingų struktūrinių padalinių. Jie dirbs ir gyventojus priiminės išties moderniose, pažangiose patalpose. Nors derybos dėl pastato statybos prasidėjo 2018 metais, tačiau pareigūnai pokyčių laukia ne vieną dešimtmetį. Šis pokytis reikalingas jau yra senai, jos jau yra tiesioginė žodžio prasme atgyvenę ir jom tikrai arba reikia stipraus remonto, arba tiesiog laikas mums iš čia išsikelti. Merko pirmieji Lietuvoje pastatė visapusiškai tvarų statinį, kuris visą pastato eksploatacijai reikalingą energiją pasigamina iš vietoje esančių energijos šaltinių, tai yra saulės energijos ir geoterminės energijos. Šis projektas įgyvendinamas pagal viešo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartį, kurios visa esmė, kad mes Merko per 3 metus įsipareigojame suprojektuoti ir pastatyti policijos komisariato pastatą ir nuo šiol pastatę 12 metų šį pastatą eksploatuosim. Tai reiškia, kad mūsų užsakovui, viešajam subjektui, policijai nereikės rūpintis ūkiniais einamaisiais reikalais, o policija galės visą savo dėmesį koncentruoti savo tiesioginių funkcijų atlikimui. Naudojam BIM metodiką, tai yra pastato informacinio modeliavimo, vadinkim taip, metodus, kurie mums padėjo išvengti klaidų, pastatyti ir būtent šios metodikos pagalba efektyviai pastatą eksploatuoti. Iš tikrųjų, tai buvo vienas iš tokių netipinių iššūkių, su kuriuo susidūrėm, kad užsakovas aiškiai deklaravo, kokio dydžio pastatas turi būti pastatytas, kad vis tiek liktų funkcionalios patalpos, ergonomiškos ir patogios naudojimui. Turėsim apklausų kambarius, tai reiškia, kad į savo darbo vietą asmenų vestis nebereikės, turėsim atskiras patalpas. Piliečių priėmimo klausimų tai labai gerai bus, kad turės didelę erdvę, kurie galės ateiti atsisėsti, bei pritaikyta viskas neįgaliesiems, kas šiuo momentu buvo sudėtinga. Patalpose yra sumontuoti išmanūs būvio judesio davikliai, kurie automatiškai reguliuoja apšvietimą, šildymą, vėdinimą ir kitus parametrus. Taigi, dėka šių inžinierinių sprendimų pats pastatas naudoja tikrai labai nedaug energijos. Džiugu, kad jau Lietuvoje turim pastatą, kuris yra visapusiškai tvarus. Privatus sektorius galėtų statyti tokius pastatus, dar nėra pastatęs. Tai čia yra tikrai gyvas pavyzdys, kad ne tik teoriškai įmanoma suprojektuoti, bet ir įmanoma pastatyti tokį objektą.